Dezodorantas ar antiperspirantas. Daugelis moterų mano, kad tai tas pats, tačiau skirtumas labai svarbus. Dezodorantas padeda neutralizuoti nemalonų prakaito kvapą. Tai leidžia organizmui natūraliai prakaituoti. Antiperspirantas veikia kitaip. Jis mažina arba blokuoja prakaitavimą, dažniausiai naudodamas aliuminio druskas. Jei turite hiperaktyvią skydliaukę, jūsų organizmas dažnai ir taip linkęs stipriau prakaituoti dėl suaktyvėjusios medžiagų apykaitos. Todėl verta rinktis ne stipriausiai prakaitavimą stabdantį produktą, o tokį, kuris būtų kuo švelnesnis odai. Rinkdamasi atkreipkite dėmesį be aliuminio druskų, be sintetinių kvapų, be triklozano, su kuo trumpesne sudėtimi. Kuo mažiau nereikalingų cheminių medžiagų kasdienėje rutinoje, tuo mažesnė papildoma apkrova jūsų organizmui. Kartais mažas pokytis vonios kambaryje tampa dideliu žingsniu rūpinantis savo sveikata. Komentare rašyk sąrašas, jeigu nori sužinoti 10 dezodorantų, kuriuos rekomenduočiau moterims turinčioms skydliaukės sutrikimų. Ir uždėk širdelę, jeigu informacija buvo naudinga.